Udžai. Tai yra raminanti kvėpavimo technika, kuri išvertus iš sanskrito reiškia pergalingoji. Ir pasak vieno iš vertimų, ši technika jinai nugali senatvę ir mirtį. Kam rekomenduojama atlikti šią techniką, tai yra jeigu atsiranda žmogaus gyvenime nemiga, įtampa, kažkokie širdies sutrikimai, susilpnėja virškinimas, tada yra labai rekomenduojama atlikti šią raminančią techniką. Kontraindikacijos tai yra tik tais žemas kraujo spaudimas. Tai yra ši technika nerekomenduojama atlikti, jeigu kraujo spaudimas yra žemas. Dabar kaip yra atliekama šitą techniką? Yra du būdai, tiksliau bent du būdai, kaip galima ją atlikti. Pirmas būdas, mes įsivaizduojame, kad darome įkvėpimą, tardami žodžius so, traukdami orą į gerklės sritį. Taip. Ir iškvėpdami ham. Tada vėl so, traukiame orą per gerklę. Ir iškvėpiame ha. Pagrindinis akcentas, kas yra mums reikalinga, mums reikalinga sukurti įkvėpimą į mūsų gerklės sritį ir iškvėpimą į mūsų gerklės sritį. Tai vienas iš būdų mes tiesiog įsivaizduodami arba tardami netgi lengvai tos žodžius so ham, per so darome įkvėpimą į gerklės sritį. Atsiranda toksai garsus ošimas ir su ham mes iškvėpiame ir viskas vyksta per mūsų gerklės sritį. Antras būdas, kaip galima šitą techniką atlikti, tai yra įsivaizduokite, kad dabar yra žiema ir prieš jūs yra užšalęs langas arba užšalęs stiklas ir jūs norite jį atšildyti. Ką jūs darote? Jūs paimate, įkvėpėte ir su pilna gerkle atvėrę burną, jūs tokiu būdu sušildote stiklą ir paskui, kai jums oras pasibaigia, jūs burnos neuždarote ir jūs iš karto darote įkvėpimą į gerklės sritį. Ir tada, paskui viskas, ką reikia padaryti, tiesiog užverti burną ir toliau tęsti kvėpuoti į gerklės sritį. Atsiranda tam tikras šnypšiantis garsas arba ošiantis garsas jūsų visoje gerklės ir gerklės srityje ir visoje kvėpavimo sistemoje. Šita pranajama skaitosi, kad jinai yra šildanti pranajama ir ją labai rekomenduojama atlikti jogos asanų metu. Lygiai taip pat ją rekomenduojama atlikti pradedant jogos užsiėmimą tam, kad papildomai sušildyti visą savo kūną, tam, kad galima būtų geriau ir sklandžiau įeidinėti į vieną ar kitą padėtį. Tai tiek apie kvėpavimo techniką Udžai.